Laidą pristato Vilijampolės turgus Market. Pirmoji moderniausia Lietuvos turgavietė po vienu stogu. Čia šilta, jauku ir malonu. Labas rytas. Aš Agnė Gelavičiūtė, o mano nuostabi virtuvė atkeliavo į naująjį Vilijampolės turgų. Šiandien yra pirma pavasario diena. Ir neužilgo užgavėnės, todėl mes kepsime blynus. Aš Agnė Gelavičiūtė, paprasta šeimininkė nepaprastoje virtuvėje. Dabar aš receptų užkalbėtoja. Užgavėnės jau kovo 4, dėl to būtų labai gerai prisiminti visus papročius ir tradicijas. O kas geriausiai žino užgavėnių papročius ir tradicijas? Žinoma, kad Lietuvos liaudės buities muziejaus darbuotoja Janina iš Rumšiškių. Labas rytas, Janina. Labas rytas. Labai malonu, ačiū, kad atvykote į mano virtuvę. Tai kokios yra pagrindinės užgavėnių tradicijos? Tai yra sotus valgymas. Aha, man patinka šitą tradiciją. Visiems, ko gero, visiems čia patinka tas sotus valgymas. Ir antras persirengėlių vaikščiojimas. Žmonės vaikšto, juokauja, groja muziką, jie tartum pabudina žemę iš naujo. Ai, tai yra po žiemos miego. Taip, po žiemos miego, kad žemė atgūstų ir kad sulauktų gero derliaus. Gerai, o lašininis ir kanapinis, jų kova. O lašininis ir kanapinis, tai čia yra, žinokit, vaikam gąsdinti. Lašininis tai yra jau mėsėdas. O kanapinis gavėnia. Ateina gavėnė. Supratau, ir tarsi, o taip po užgavėnių gal yra toks dalykas, kad negalima mėsos valgyti ar kažkas tokio? Taip. Mėsėdas būdavo nuo kalėdų iki užgavėnių. Tai reiškia, pjaudavo, skersdavo kiaulės, mėsos būdavo sočiai, skaniai visi valgydavo. Tai būdavo toks ir atostogų metas. Ir kadangi šalta, labiausiai didžiausi šalčiai. Ir važiuodavo piršliai, vestuvės, čia pramogos įvairiausios. Žiemą. Mes tik dabar įpratę viską daryti vasarą atostogauti, o vasarą tada valstietis turėjo labai daug dirbti. Jis negalėjo atostogauti. Aš pagal senasias lietuvių tradicijas ištekėjau žiemą. O koks blynų receptas jums pačiai labiausiai patinka? Ką kepate? Ką Rumšiškėse kepate per užgavėnes? Taip, mes kepam labai senoviškus blynus. Ten būdavo miltai, kvietiniai miltai įmaišyti į išrūgas. Išrūgos tai yra, kas lieka nuo varškės nuo sūrio. Nepainikim su pasukom. Ir būtinai turi būti spirgučių padažas. Būtinai. Kiek yra teisinga prašyti, pavyzdžiui, pinigų, o ne blynų? Ar galima, ar čia nelabai gražu? Jau visiškai pažeidžia visas taisyklės. Tai neprašinėkite pinigų, blynų. Tikrai, tik tai blynų. Šiandieną visus kviečiu atvykti į Rumšiškės. Paprastai prasideda 12 valandą, bet norėčiau, kad atvyktumėt anksčiau. Maloniai praleisite visą dieną. Tai Janina, labai jums ačiū, kad atvykote pas mane į laidą ir papasakojate visas šitas įdomybės. Jūsų be lauktuvių nepaleisiu. Čia jums šventėm, truputėlį padažų, sulčių ir prieskonių. Ir aš manau, ką, šiandieną dar pasimatysime Rumšiškėse, taip? Ačiū, laukiu visų ir jūsų. Kaip iškepti blynus žino netgi velnias, miltai vanduo ir ant petelnės. Miltai vanduo ir ant petelnės. Kaip iškepti blynus žino netgi velnias. Aš esu naujajame Vilijampolės turguje, už 3 dienų užgavėnės ir mes kepame blynus. Na kągi, blynam mums reikės pačių paprasčiausių produktų. Miltų, kiaušinių, pieno, cukraus ir druskos. Įmušame 2 kiaušinius, ištriname juos su šaukštu sviesto, įdedam truputį druskos ir tada po truputėlį pilsime pieną ir paskui miltus. Kiaušinius ištrinsime su šaukšteliu
cukraus, įdėsime truputį druskos ir tada pilsime pieną. Sako man čionais, kad turėtų būti būtinai sijoti miltai, bet tikrai nebūtinai. Jeigu jums susidarė gumuliukai darant tešlą, tiesiog ją reikia palikti pusvalandžiui ir dar kartą permaišyti ir nebus jokių gumuliukų. Mes čia gaminame blynus, nes užgavėnės 4 kovo. Taip, ir turime nuostabią, puikiausią, švelniausią, vientisiausią lietinių tešlą. Kadangi aš nelabai norėčiau dėti riebalų, kada kepsime blynus, riebalus reikia pilti į pačią tešlą. Maždaug šaukštą aliejaus. O dabar viskas išvis paprasta. Kadangi riebalų dėjome į tešlą, mums keptuvės tepti riebalais nebereikės, tai įsijungiame ugnį, kaitiname keptuvę, pilame tešlą ir vartome blynus ore. Po nuliai, va tas, visą laiką viską iš manęs vogia. Itin teisingos formos apvalūs blynai sklindžiai daromi pagal saulės formą. Blynų kepimas ir valgymas visada didžiulė šventė. Štai Anglijoje netgi yra greitojo blynų vartymo varžybos. Ten žmonės per kelias minutės blynus apverčia net 400 kartų. Dažniausiai sako, kad pirmas blynas būna prisvilęs. Na, bet mano neprisvilo. Štai įsikepėme krūvą lietinių, bet lietinius daug smagiau valgyti su įvairiausiais įdarais. O iš ko daryti įdarą? Iš ko tik norite. Tai štai, aš turiu daugybę produktų. Lietinių įdarus noriu pradėti nuo 2 pačių svarbiausių blynų. Mano pačių mėgiamiausių ir tų, kuriuos aš labiausiai mėgau vaikystėje. Tai dabar mėgiamiausi mano yra su virtais kiaušiniais ir lašiša bei krapais, o vaikystėje labiausiai mėgau tokius labai įprastus iš daktariškos dešros ir fermentinio sūrio. Pirmiausia, reikia užvirti kiaušinius ir kol jie verda, susipjaustysim visus kitus ingredientus. Kaip jau sakiau, visada galima sugalvoti, kokią tik tai norite įdarą, derinti produktus, eksperimentuoti ir man atrodo, tai gali būti tikrai labai smagu daryti su visa savo šeima. Kol verda kiaušiniai, mes pradėsim gaminti tos vaikystės, tą vaikystės įdarą. Mums reikalinga daktariška dešra. Jos irgi dažniausiai pas visus namuose yra. Nors visi, čia daktariška dešra, jin tokia prasta, bet iš tiesų tai visi ją mėgsta. Dešreles mums reikia pasikepinti su svogūnais ir su truputėlį sviesto, o po to bekepant, kai iškeps, įdėti truputėlį grietinės, pakepinam svogūnus, kad pageltonuotų. Man reikia juodųjų pipirų. Ačiū. Ar žinote vieną dalyką, kad jeigu norite, kad svogūnai jums apskrustų, jie turi apskrusti, kol dar jie vieni keptuvėje, nes kada įdeda kitus produktus, svogūnai pradeda troškintis. Kol
mūsų įdaras kepa, susipjaustykime lašišą ir išvirs kiaušinį, tada sukaposim kiaušinius, krapus. Lašišą supjaustome mažais kubeliais, tarsi darytume tartarą. Gerai, dedame grietinės į šitą įdarą. Jis, aišku, labai riebus, bet jisai toks skanutėlis. Ir kai tik tai grietinę įdėjom, iš karto išjungiame ugnį, pasigaminsime lėtinį. O dabar viskas labai paprasta. Dedame įdarą, užbarstame sūrį, vyniojame ir kepame. Šiek tiek sūrio. Ir dar truputėlį druskos. Štai vaikystės skonį lėtiniai jau paruošti, juos reikės tik tai apkepinti prieš pat valgant. Aš jau susipjaušiau lašišą, dabar laukiame, kol išvirs kiaušiniai. Lašiša su kiaušiniais tinka ypatingai. Dar įdėsime truputį majonezo ir krapų. Sekančius blynus padarysime su rūkyta vištiena, rukola ir feta. Tai rūkytą vištieną susipjaustome mažais gabaliukais, susipjaustome fetą, pasiemame rukolos lapelius, vištieną truputėlį pašildysime ant keptuvės, sumaišysime su rukola ir feta ir į blynus. O vištieną reikia ant keptuvės pašildyti tam, kad truputėlį paleistų savo riebaliuką ir aromatą. Dabar pabandysime šitiems blynams padaryti kitokią surišimo formą, kad būtų visokių įvairiausių blynų pas mus. Prisiieškojau internetą, niekada nebandžiau, pažiūrėsim, kaip seksis. Man visada labai norisi, kad įdaro būtų kuo daugiau. Įdomu, ar čia vienam įmanoma tai padaryti. Pavyko. Vienas. Man atrodo, renkasi blynų valgymo klientai. Taip, antros rūšies blynai. Dabar jau mūsų kiaušiniai išvirė, susipjaustome juos ganėtinai smulkiai, sumaišysime su lašiša, įdėsime majonezo ir krapų. Lankstysime dar kitų būdų. Taip, dedame įdaro taip ant pusės blyno, bet aišku, nepersistengiant, bet kaip visą laiką sakau, norisi, kad įdaro būtų kuo daugiau. Labą dieną. Blynus darom užgavėnėm. Ir dar viena. Trečios rūšies blynai. Sekantis blynai, darysime juos tokius vegetariškus. Tai su grūdėta varškė, su špinatais ir su česnakais. Špinatus ir česnakus reikia pasikepinti labai neilgai ant keptuvės su sviestu, kuriam keptuvę... Jeigu norime kepti ant sviesto, visą laiką reikia truputėlį aliejaus, kad sviestas nedegtų. Tada sviesto. Beriame sukapotą česnaką, dedame špinatus. Labą dieną. Ganėtinai stambiai supjaustat, nes špinatai labai stipriai sukrenta. Ištirpus riebalam dedame česnakus, vos jas apkepam. Česnakai labai greitai paleidžia tą savo kvapą, iš karto dedame špinatus. Čia reikėtų truputėlį druskos, nes visi ingredientai yra ganėtinai nesūrus. Šiek tiek druskos, šiek tiek pipirų.
Sukame vegetariškus blinelius. Galima grūdėtą varškę dėti su šakute, tada truputėlį bus nubėgs skistimas. Dedame grūdėtos varškės. Dedame špinatus apkeptus su druska ir pipirais. Ir nuo karštų špinatų grūdėta varškė truputėlį pasilydys. Dar kepant po to jinai visai išsilydys. Ir bus. Vyniojame vėl kitaip. Tokia piniginė išėjo. Ketvirta rūšis blynų padaryta. Ir saldus blynai dabar, o jau saldžius blynus galima daryti iš ko tik tai norite. Aš turiu saldaus sūrelio, aš turiu obuolių, turiu citrinos, galima žinoma naudoti bananus, kad ir vynuogės. Kriaušės puikiausiai tiktų. Įsikaitinam vėl keptuvę, šiek tiek aliejaus, pakepinam obuolius cukrumi. Truputėlį pabarstam cinamonu, tada dėsime saldų sūrelį ant viršaus keptus obuolius ir lankstysim blynus. Obuoliai. Cukraus porą šaukštų. Arba jeigu norit šiek tiek daugiau. Cinamono. Truputėlį reikia patroškint. Taip nedaug, kokias 5-7 minutės, grinai, kad paleistų tokias sultis savo ir viskas. Ai! Vos nepamiršau, dar truputėlį citrinos žievelės. Kai tarkuojate žievelę, reikia tarkuoti tik tai geltonąją dalį, nes balta jau yra karti. Dedame saldų sūrelį ant viršaus keptus obuolius. Kadangi šitas įdaras labai skystas, mes suksime į tokių truputį kitų būdų. Tutelė. Konstitucinė tutelė. Penkta įdarytų lietinių rūšis. Blynai lietiniai su varške ar mėsa, blynai su uogiene, blynai su dešra. Blynus man valgyti yra labai skanu, tai darau su dideliu apetitu. Naujasis Vilijampolės turgus Market Kaune įsikūręs nuo 2007 metų. Jį drąsiai galima vadinti pirmąją moderniausią Lietuvos turgavietę, kuri išsiskiria tiek interjeru, tiek eksterjeru. Kuriant naująją turgavietę buvo atsižvelgta į senosios trūkumus, kad tiek prekybininkams, tiek lankytojams naujasis Vilijampolės turgus taptų patogia ir patrauklia erdvė prekybai ir bendravimui. Tai yra mano hobis, mano malonumas, aš jaučiu tiesiog didžiausią malonumą bendraudama su klientais, juos kviesdama į šitą turgų, už tai, kad čia viskas yra kokybiška, šviežia, labai gražu. Čia šilta, jauku, taip pat turgus atitinka visus sanitarijos ir higienos reikalavimus. Man patinka šilta, švaru, tvarkinga, žmonės geri, kolektyvas labai šaunus. Turgaus prekybinis plotas užima daugiau kaip 6,5 tūkstančio kvadratinių metrų, o pirkėjų lūkesčių siekia patenkinti daugiau kaip 200 prekybininkų. Todėl kiekvienas žmogus čia ras viską, ko jam reikia. Dažniausiai, aišku, turbūt atvyksta tai Vilijampolės vietiniai gyventojai. Tai čia turbūt visi lankosi, iš Šilainių mikrorajono, iš aplinkinių atvažiuoja. Jau savaitgaliais net gal ir dar iš tolimesnių kaimų atvažiuoja, man atrodo. Pirkėjai gali čia įsigyti šviežios mėsos, žuvies, pieno, konditerijos ir duonos gaminių, vaisių ir daržovių, taip pat išsirinkti savo tinkamų drabužių, avalynės ir daug kitų plataus vartojimo prekių. Lankytojų patogumui teikiamos banko Lombardo draudimo paslaugos, yra vieta užkąsti ar išgerti puodelį kavos.
Vilijampolės turgus Market nuo senų laikų garsėja dar ir žuvyčių turgumi. Kiekvieną sekmadienį čia susirenka didelis būrys akvariumistų. Kad užgavėnės būtų visiems labai smagios, parodysiu vieną triuką, kaip galima labai pasilinksminti kepant blynus. Mums reikia labai nestipriai ištepti keptuvę riebalais šiek tiek. Tada susipilti blynų tešlą į pasibaigusį majonezo indelį. Ir tada žiūrėkite, galima paišyti, ką tik tai norite. Širdeles. Turėtų būti ganėtinai užpildyta, kad ta širdelė apsiverstų. Tai šiaip, ką tik norite. Taip štai, mėlėjai, pasižiūrėkite, kokie gražus ir smagus gaunasi blynai. Pabandykim nupiešti, ką? Velnę. Nežinau, ar suprasite, bet čia stilizuota A raidė. Tokie tad šiandieną blynai, skubėkite švęsti užgavėnių, o tiems, kas per šventės nespėjo pamatyti laidos, ateikite į svetainę LNK.go ir žiūrėkite laidą, kad ir 100 kartų. Kaip iškepti blynus, žino netgi velnės. Miltai vanduo, ant petelnės. Miltai vanduo, ant petelnės. Kaip iškepti blynus, žino netgi velnės. Laidą pristato Vilijampolės turgus Market. Pirmoji moderniausia Lietuvos turgavietė po vienu stogu. Čia šilta, jauku ir malonu.